Pasiruošimas. Sveiki visi. Apie derybas iš mašinos galo. Šiandien naujas epizodas. Pakalbėsim apie taip vadinamą Fischerio teoriją. Ir čia keletas bus punktų, kurie bus aptariami. Tai būt Fischerio teorija reiškiasi abiems naudinga susidarimo taktika. Emocionalios smegenys gali būti įveiktos racionalaus proto, reiškiasi į problemų sprendimą orientuotų. Pagal Fischerį teigiama, jog emocionalios smegenys gali būti įveiktos racionalaus proto, reiškiasi į sprendimų orientavimą. Dar kitaip mums žinoma kaip nepaneigiama logika, kada, reiškiasi, eina klausimų serija vienas paskui kitą, klausimas atsakymas, kurie būna daugmaž aiškus ir davesti iki nepaneigiamos logikos. Pavyzdžiui, kaip galima parduoti vandenį. Ir klausi, sakai, tu juk geri, ne, vandenį. Sakys, taip, tai tau reikia vandens. Pirk. Tai, čia vadintųsi nepaneigiama logika, bet mes, aišku, automatiškai tokiu paprastu, naiviu būdu gal ir nepasiduotume, bet tai tik dėl to, kad tai vyksta dabar apie derybas, bet kada gyvenime būna dažnai pardavėjai sudėlioja tuos klausimus, atsakymus ir mes jaučiame arba nejaučiame, kada būna panaudoti nepaneigiamos logikos, tokie kaip ir spąstai. Tai būtent vyrauja dvi būsenos emocionaliosios ir emocionalios smegenys, vadinkime, emocijos ir racionalizacija, tarkim. Reikėtų kažkaip taip išskirti, tarsi emocionalumas kaip per širdį, o intelektas tarsi per smegenis. Ir galima manipuliuoti ir veikti apie dviem horizontais, reiškiasi. Vienas iš jų yra naudotis emocijom, emociniu mąstymu, o kitas yra logika. Ir būtent logika, kiekvienas emocionalusis ir loginis mąstymas turi savų privalumų ir savų minusų ir niuansų, bet būtent pagal, jeigu taip Fischerio poziciją, galima tai, kad emocinės smegenys apžaisti su loginėm smegenėm. Ir čia jo tokia teorija. Ir jinai turi testinumą, reiškia, atskirti žmogų ir emociją nuo problemos. Ne? Tai yra principe tik situacija, kurią reikėtų spręsti. Yra emocijos, kurios kartais aptemdo vaizdą, suklaidina, sumaišo kortas. Ir yra situacijos, problemos, kuriams iš esmės reikia sprendimo. Kartais jisai būtent reikalingas iš derybų prizmės, kad būtų rastas. Tai, bet Fischeris būtent tai ir mini, kad reikia atskirti tas emocijas, problemas ir žmonės išskirti, nes, sakykime, žmonės, jie patys neša savyje daug emocijų ir gali iš to atsirasti atskirų problemų. Tai jeigu atskiriam žmogų, emocijas ir problemas, galima racionaliai ieškoti sprendimų kiekvienai pozicijai spręsti. Tai tarsi ir lengvesnis būdas, bet dažnai neina atskirti žmogaus nuo emocijos, nes mes kartu nešamės tą ir emociją.
kartu tai toji emocija būna ir pati problema. Noriu, reikia. Ir, arba, pavyzdžiui, kas nors susinervini, kai negauni arba nepasiseka. Tai irgi atsiranda iš to tada jau ir problema. Kartais tiesiog visą tai dažniausiai, aš sakyčiau, dažniausiai tai būna viena ir tas pats žmogus, emocijos ir problema. Būna viskas viename, bet jeigu mes norime racionaliai dėrėtis, mokėti bent jau dėrėti, bandyti mokėti dėrėti, tai reikėtų išskaidyti šitus dalykus. Iššūkį ir problemą, su kuriuo susidurit, reikėtų apibrėžti kaip siektiną tikslą, ką reikia išspręsti. Ir žmogų nuo emocijos atskirti vardan to, kad būtų blaivus, aiškus mąstymas. Nes jeigu emocijos užtemdo vaizdą, mąstymas būna neaiškus. Man tai atrodo įprastas dalykas. Bet kiti, aš taip suprantu, ne visi aiškiai tai pamato. Ir būtent emocijos tampa tokiu šydu uždengiančiu informaciją, bent jau iškreipiančiu. Tai jeigu einat į dėrybas arba dėrybinės situacijos susiklosto, tai emocinis to emocijų valdymas, emocinio to šydo neužsidėjimas padėtų. Jeigu kas žino, per pokerį būna tokia frazė užtiltino, kai užkaisto smegenys, kai nesiseka ir tada pradeda žaisti dar prasčiau. Tai čia toks galėtų būti to emocinio šydo pavyzdys. Ir iš principo reikėtų ugdyti ir bandyti lavinti savo emocijas, jas stebėti, iš kur jos kyla, kaip jas nuraminti, kaip jos yra sužadinamos, atkreipus dėmesį į tuos dalykus. Gerinami bet kokį bendravimo įgūdžiai, tame tarpe ir savikontrolė, savidisciplina, savęs ugdymo ir valdymo principai. Tai apie tai būtų. Toliau turim tokią sentenciją. Orientuotis ne į kito žmogaus poziciją. Čia vis dar iš Fischerio. Tai orientuotis ne į kito žmogaus poziciją, ko jis prašo, bet kodėl. Kodėl jis to prašo? Tam, jog būtų galima duoti tai, ko jis nori. Tai dažnai žmonės prašo dalykų, kuriuos mes nesuprantame, kodėl jie to prašo. Tai reikia gilintis, klausti, kodėl jūs to norit ir taip toliau. Kad būtent būtų išpildytas poreikis esminis, ko jie nori siekia. Dažnai tikrai būna prašymai, paduok, tarkim, pavyzdys. Sako, paduok stiklinę. Tarkim, kokia situacija ir jūs galit paduoti stiklinę, bet klausėt savęs arba to žmogaus, kodėl tau jos reikia. Dėl to, kad jis natūraliai nori, tarkim, atsigerti. Gal kažką nori įsidėti, nusinešti, dėl to, kad su rankom nepatogu. Atitinkamai stiklinės ir paskirtis keičiasi. Ir jeigu, tarkim, esate tokioj situacijoje, kada jūs turite tą stiklinę, o kitam jos reikia, bet jūs nežino, dėl ko jos reikia. Ir vyksta mainai kažkokie. Žinodami, kodėl jos jam reikia, jūs galite skirtingai tartis dėl sąlygų. Ar jis nori atsigerti, gyvybės ir mirties klausimas, ar tiesiog kažkam persinešti vien dėl patogumo, tai jis atitinkamai skirtingą kainą būtų linkęs mokėti už ją. Būtent minėtam pavyzdį. Todėl yra daugybė aplinkybių, kai jūs tarėte su kažkuo ir prašote kažko, tai reikia sverti ne tik, ko jis prašo, bet kodėl jis to prašo. Ir jūs išpildydami kitai pusiai lūkestį,
tai galėsite suteikti. Arba jeigu, tai ir kartu galimybė pasiderėti, jeigu, sakykime, jums tai yra svarbi situacija. Norite įgyti persvarą, aišku, derybos tam ir yra, kad įgytumėte persvarą, tai gautumėte didesnę vertę. Ne? Derybos yra taip, kad jūs gautumėte didesnę vertę. Tai jeigu suprasite, kodėl to nori kita pusė, ko jūs turite, ką jūs galite pasiūlyti, tai jūs galite tai truputėlį pakreipti to dalyko davimą, ar paslaugos, ar daikto to davimą, atitinkamai susitardami, užtikrinti, pavyzdžiui, tai, kad kitai pusiai užtikrinti, jog tai, kad gautų tai, ko nori, nes jinai gali, sakykime, jūs duosite stiklinę, bet jinai bus, su skylėtu dugnu. Ir tai bus neišpildytas lūkestis kitai pusiai. O jeigu, sakykime, reikėtų, kad ten gėlės vazonas, tarkim, ta pati stiklinė būtų, tai kaip ir tas skylėtas dugnas atitinka jau lūkestį, o kitu atveju, jeigu transportuoti vandeniui, nebetinka. Tai yra visą laiką sąlygos ir aplinkybės, kada vienas daiktas yra geras vienose aplinkybėse, kitą kartą jis geras kitose aplinkybėse, kitoks būdamas. Ir būna dažnai žmonės suinterpretuoja savaip, kodėl kam ko reikia. Ir duoda ir iki galo nežinodami arba įtardami. Tai tik tais nežino, bet įtarė, o kartais ir klaidingai įtarė. Įvyksta susitarimas arba net labai sunkiai vyksta susitarimas link kompromiso. Dėl to, kad nežino, kodėl jam reikia to ar ano dalyko. Dažniausiai yra susitariama, tarkim, sako, reikia man ekskavatoriaus, bet iš tikrųjų jam reikia iškasti duobę, su tuo ekskavatorium. Tai jam reikia techniškai duobės, jisai gali iškasti ją su šūpeliu, su ekskavatoriu, tarkim, šitos dvi priemonės. Tai jeigu žino, kad jam reikia duobės, o iš tikrųjų ne ekskavatoriaus, tai galime tartis ir kitokiu būdu. Tai, čia tokie gal pavyzdžiai būtų. Taip pat Fischeris irgi kalba apie bendradarbiavimą, siekti abiems pusėms naudingų sprendimų. Tai gal angliškai trumpiau vadintųsi win-win, nes yra ir win-lose pozicija, vienas laimi, kitas pralaimi ir yra abudu laimi pusės. Tai būtent, kai žino vienas kito kodėl, tai padeda įspręsti ir pasiekti pergalės. Nes galima susiderėti ir taip, kad visi naudinga gautų rezultatą. Visi iš to išloštų, iš to derybinio susitarimo. Tai šiaip geros derybos tame ir yra, kad gauti, kad visi išloštų, duoti tai, ko kitam reikia, o pačiam mažai reikia, ir atvirkščiai, gauti tai, ko labai reikia, o kitam mažai reikia. Tai yra geriausios win-win derybos, bet tam reikia užduoti ir pasipasakoti nemažai informacijos bei klausimų. Ir jeigu, aišku, su pašnekovu, kuris yra atviras, o ne uždaras, jeigu ten, sakykime, ne visi santykiai, galbūt kartais profesiniai arba verslo santykiai būna tokie labai atviri, nes ten yra strateginiai kai kurie klausimai, kurių negalima atverti iš karto. Todėl yra tas, kad abiem pusėm naudingas bendradarbiavimas įvyktų, tai reiškia, galima susitarti ir net reikėtų iš anksto dėl sandorio vertinimo standartų. Tai kas yra matas, kaip vertins, kas yra daug, kas yra mažai, kas kam yra svarbiausia. Tai jei tai susitariama, aptariama, aš ten vertinsiu, reiškia, mašinos aikštelių vietom, o kitas ten vertins darbo valandom. Ir tas susitarimas, vienas įrenginėja, kitam tenais užsako, tarkim, automobilių stovėjimo aikštelės ten kažką daryti, statyti, ten, tarkim, kaip pavyzdys čia toks iš galvos. Vienas tenais reiškia, kiek aš laiko sugaišiu, kol padarysiu, o kitas galvoja, kiek jisai man vietų padarys. Man svarbu vienetai, o ne laikas. Laikas, aišku, kuo greičiau, tuo visą laiką geriau būna, Bet jeigu jam nėra skirtumo, ar jis dieną, ar savaitę, ar mėnesį darys tą patį darbą, jam svarbiausia rezultatas, ten 1 ar 10 vietų skirtumas tame. O kitas, kuris, pavyzdžiui, daro,
Jam svarbu yra, kiek jis laiko sugaiš, o į kokį rezultatą galbūt jisai paliks, jam nėra tiek esmė, jisai galbūt gauna už valandas. Todėl susitarti kartais būna, ne taip ir paprasta, jeigu būna neaptarta. O jei aptarta, pasako, pavyzdžiui, už valandas arba už vietas mokėsiu, kiek sukurs. Tada visi žino, koks kieno interesas ir atitinkamai būna sukurtos tam tikro lygio motyvacijos. Geriausia motyvacija yra už rezultatą, nes jeigu pagal valandas, tai motyvacija tiesiog, tirpinti laiką kitą kartą. Tai va. Gal tokios kelios idėjos ir įžvalgos apie derybas. Ką galima būtų apibendrinti, tai kad emocijas galima atskirti nuo žmogaus, tai reikia jas lavinti, stebėti savyje, žiūrėti, kaip jos mus veikia ir tada tiesiog joms nepasiduoti arba pastebėti, kada jos mumyse sukyla, tam, kad nebūtume emociniai įkaitai. Kada tampame įkaito emocinio pozicijoje, tai tiesiog nesimato aplinkybės. Ir nepastebim, kaip galima išvairuoti, išvaldyti visą situaciją. Tai būtų gal tiek tada šiandieną, keletą tokių tokia prakalbėlė, tokia keletą įžvalgų apie derybas. Ir kągi mes tada parodykim, kur mes randamės. Čia aplinkui, įdomi tokia gamta, aš žiūriu. Labai gražus vaizdas, labai graži gamta. Aplinka. Pasižiūrėkim, susipažinkim su tuo vaizdeliu, kurį aš čia matau.